Questo fresco. Labą dieną, kaip sekasi ir matyti, sveikinu, mes eteryje gali papasakoti mums ką nors, kas yra svarbios dalykas. Dabar YouTube, ar ne? Jo. Galim. Aš norėčiau dar daryti iki galo, parodyti visoje viskalę kartu sekundę ir pasivaikščiodami ir truputį kažką pašnekėti. Taip, yra toks dalykas, kad mūsų sutartis su savivaldybė miesto baigėsi 2017 metų vasario gale. Ir iš tikrųjų, čia yra normalu, kad baigėsi visi geri dalykai. Ir palei sutartį buvo numatyta, kad yra galimybė pratęsti, aišku, ten susiderinus vykdant derybas. Bet atsitiko toks dalykas, kad mes norėjom susiderinti dėl savo veiklų organizavimo, dėl įvairių kitų reikalų, pavyzdžiui, narių priėmimo, narių prekiautojų priėmimo, tačiau mūsų nepriėmė. O čia pastatome. Jo. Taip, tačiau mūsų nepriėmė. Ir tai, aišku, nėra labai gerai, nes tai buvo numatyta sutartyje. Ir dėl to mes, pavyzdžiui, renkame dabar ir klientų parašus, jau surinkome iš tikrųjų nemažai, jau kelius šimtus. Tiesiog klientai pasirašo, kad jiems yra priimtina Timo Turgelio koncepcija, kad yra priimtinas Timo Turgelio laikas, ir tai yra natūralu suvokti, kad, ta prasme, ūkininkai, kurie patys augina, gamina ir pardavinėja, jie neturi laiko kiekvieną dieną prekiauti, o vienas dalykas, o kitas dalykas, ir tai jeigu kiekvieną dieną prekiautų, žmonių tiek nesusirinktų tokie srautai, kad ūkininkai apsimokėtų čia važiuoti. O ką reiškia tas apsimokėtų? Tai suprantat, jeigu atvažiuoji ir net neatsiperka už kurą, tai, tai va, čia niekas nesako surinkti 1000 eurų, bet tai net jau už kurą neatsiperka ir netrupučiai pliusą, nes tiesiog mūsų klientai, kaip išsireiškia, per paskutinės apklausas, palyginti 2 paskutinės apklausas. Viena buvo pavasarį atlikta kovo mėnesio gale, o kita buvo atlikta praėjusį ketvirtadienį. Tai apklausos metu ir vienos ir kitos, tai buvo virš 80% žmonių teigia, kad jiems pakanka ketvirtadienio. Tai jie apsipirka savaitėje, o ko trūksta, nueina į parduotuvę. Arba į kažkokias specializuotas ekologiškas parduotuvėlės mažytės. Arba ko pačiu neranda, tai nueina ir elementarius prekybos centrus. Tai toks yra šiuo metu reikalas pas mus. Ir mes šį vakar turėsime susitikimą su Vilniaus miesto meru, visgi mus priėmė po spaudos konferencijos įvykusios praėjusį ketvirtadienį. Taigi va priėmė ir va šiandien susitiksim vakare 4 valandą ir aptarsime įvairius prekybos klausimus ir tikiuosi ne tik prekybos, bet ir organizacinius. Tai turbūt reikia eiti toliau rinkti parašų. Šiaip mūsų klientas yra labai supratingas, labai noriai palaiko mus, nėra kad vengia. Tai yra labai džiugu. Mes esame ne tik tai, kaip aš esu atstovas, asociacijos atstovas, tai mes esame ne tik asociacija, bet ir mes esame ir visi ūkininkai ir visi klientai, kurie čia lankosi. Tai einam toliau per Turgelį, surinksime likusius parašus, lapus.